Sveiki gyvi, esu Andrius Dirmeikis, ūkininkaujam Suvalkijoje, Vilkaviškio rajone. Šiuo metu dirbam apie 260 hektarų, esam šeimos ūkis, auginam tradicinės kultūras, kviečiai, rapsai, avižos, žirniai, kartais miežių dar paauginam, bet čia vėl nuo metų priklauso. Ir šiemet javapjūtė, kaip ir daugelį ūkininkų, tikrai nelepina orais. Dauguma, kai sako, bando vogti derlių iš laukų. Tai vieną veislę jau galima sakyti pavogėm Arnoldą. Dar tikslių derliaus skaičių kaip ir negaliu pasakyti, bet apie 3,5-3,8, gal net link 4 tonų sukasi. Tai sakyčiau, labai gerai, kaip žinom, koks buvo šis pavasaris. Net nešalnaus, o šalčiai buvo. Tikrai stipriai apšaldė visas veislės rapsų. Visko pakolkas derlium tikrai džiaugiuosi. Na ir dabar įvažiavom į naujai pardavinėjimą Skandagros veislę Afroditę. Pagal pirmus metrus tai irgi, sakyčiau, derlius visai džiugino. Stabiliai apie 4 tonas sukasi. Kai viską nupulsim, matysim, kas darysis toliau. Drėgmė, sakyčiau, šiek tiek Arnoldas buvo sausesni, bet gal vien dėl to, kad Arnoldo pati veislė yra ankstyvesnė keliom dienom. Kasmet norisi pabandyti kokią naują, vieną kitą veislę. Tiek kviečių, tiek rapsų, tiek kažko. Ir vadybininkas pasiūlė, papasako apie jos privalumus, apie greitą vystymąsi. Tai tikrai sutinku su viskuo, ką jisai sakė. Sėjau šitą veislę savaitę ar netgi gal 10 dienų vėliau negu visas likusias savo veislės. Ir jinai, sakyčiau, dar net aplenkė anksčiau sėtas veislės, nes net galvoju apie 3 stabdymą rudeninį, apie 3 fungicidinį reguliavimą. Bet atvėso orai ir nereikėjo. Taip pat patiko tas, kad pavasarį labai anksti prasidėjo jos vegetacija. Dar visos veislės, kai būna rapsui tipiška violetinės, mėlynos, tamsios laukuose, šita veislė jau jinai pilnai žaliavo ir labai greitai pavasarį atsigavo jos vystymasis, vegetacija visa ir tas pats stiebo ilgėjimas. Tik tai irgi, įsivaizduoju, gerom sąlygom neturėtų būti tokia žema, kaip šiemet yra, nes čia šiemet kiek kulių veislių, tai visos, nesvarbu aukštaūgiai, žemaūgiai, bet visos yra kaip žemaūgiais vos ne. Šią veislę pabandyti, aišku, manau, daugelį vyrų sužavėjo jos pavadinimas. Paskaičius jos savybės, visas aprašymus, tas jos greitas vystymasis, kad gali sėti vėliau rudenį, negu kad visas kitas veislės pavadinkim. Tas, manau, tikrai duoda didelį pliusą. Ir kaip ir minėjau, kad labai anksti pavasarį prasidėjo jos vegetacija. Ir šiemet, sakyčiau, didelis pliusas buvo tame, kad atėjus pirmai šalnų bangai, šita veislė jau buvo, sakyčiau, apie 7-8, gal net ir 90% jau pilnai žydinti. Ir visose kitose veislėse draudimas rado žalų ir iki 80-90%. Šitoj veislėje visą lauką išvaikščiom. Nieko, labai minimaliai žalos, labai minimaliai nušalusių augalų, tai matomai, tai jos regeneracija ir ekstremaliom oro sąlygom tinka, aš taip įsivaizduočiau. Sėjant su sėjamąja lokaliai, jei gerai atsimenu, gavo 150 ar 170 kg dapo, sėtas triptil technologija, tiesiai po kombaino, minimaliai tik tai judinta dirva su skutiku diskiniu. Tai rudenį po sėjos dirvinis herbicidas buvo naudotas, o pavasariui atėjus perpurkšti nuo žolių nereikėjo. Kiek prasivaikščiau visur per laukus, su žolėm bėdų nemačiau. Apie tręšimą kalbant, tai per bendrą apie 195, jei neklystu, azoto esu padavęs. Tai kaip prie tokių orų, tai ir tai labai daug, sakyčiau, nes nemaniau, kad taip sausa bus, tai pasirodo viskas ok. Įsisavino azotą, viskas gavosi kaip ir gerai. O toliau žiūrėsim, pakol kas įdomu netgi ir aliejus, kas bus nuvežus. Šiemet savo ūkyje auginam 4 veislės, 2 iš jų Skandagros, Arnoldas ir Afroditė. Pagrindinį plotą užima Arnoldas, apie 50-55%. Afroditės gal čia apie 10 hektarų turiu, tai o šiemet nežinau, pradžiai dabar nusipirkęs dalį turiu sėklų iš seniau bandytų, kurios tikrai patiko, tai grįžau prie jų. Toliau matysim, kai nusigulsim Afroditę, manau, pasirinksiu dar ir jos tą pačią, bet sėt antrus dar metus. Žiūrėsim, kaip seksis su javapjūtė, ką spėsim pasiruošti plotų rapsų sėjai, nes orai tikrai nelepina. Dabar kelinti metai, žiūrėk, rugsėjis šiltas. Taip, šiltas, natūralu ir tie augalai auga. Ir tas, kad kai seniau būdavo, oi viskas būtinai rapsą turi pasisėti, plius minus aplink žolinę, ne? Tom datom, bent jau kai Suvalkijo. Sakyčiau, tikrai tas netinka.
gali vėlintis ten ir savaitę vos, ne, aišku, vėl žiūrint kaip su drėgme, jeigu sausa, tai reikia sėti anksti. Bet jeigu drėgmės yra, šiemet panašu jos užteksim tikrai. Ačiū Dievui neskestam, taip kaip kai kurie rajonai, bet manau, kad ir būsiu pasiruošęs plotų iki tos žolinės, bet tikrai nesėsiu anksčiau kaip 18-20. Selekcija ir, kaip sakyti, yra privalumas nuo tokios veislės, ne? Taip, tikrai duoda. Keli vėliau. Tikrai duoda. Ir žinai, kad tikrai pasiruošimui vienas dalykas, ne tokia? Nereikia tau verstis jo per galvą. Nu, šiais laikais daug kas sėja tiesiogiai, striptilų, nautilų technologija ar ne, jau daug darbo numeta. Nu, bet yra tikrai dar tokių ir aš tarpę savo draugų, kurie tvarkingai, sąžiningai aria. Tai kiek ten vien darbo valandų reikia. Tai sėjant tokias veislės, manau atsipirk. Sėklos dar nenusipirkau visos, bet pradėjęs kult, kad ir nedaug nukūliau, bet aišku įdomu, kiek aliejaus bus procentų, kiek ko, bet pagal derlių aš manau, jos sėsiu tikrai.